Klausimas. Kodėl? Turėdams tokias krevetes, aš vis dar turiu tokių. Ta prasme, prie sodrių, brangių, aš turiu išviesęs. Pigias. Tam yra 3 pagrindinės priežastys. Pirmiausia, aš turiu daug augalų. Ir norėdamas turėti daug augalų prižiūrėtų, man reikia daug krevečių. Ir šitas yra tiesiog krevetės, kurios daro sanitaro darbą. That's it. Ir jeigu tu pasileidi 200 krevečių į vieną akvariumą, tu nenužiūrėsi, koks patinėlis, kokią patelę vaisina. Ir jos niekada nebus identiškas. Iš kur atsiranda tos blogesnės? Dėl to, kad ir iš keliasdešimt nenužiūrėsi. Ir atsiranda vienas patinas stipresnių laukinių genų ir jis padaro šviesesnių vaikų. Ir taip tie šviesus vaikai ir dauginasi. Aš stengiuosi iškart panaikinti bet kokį broką, visiškai murzių šviesų, bespalvį, išskyrus tokį eksperimentą, kad bandžiau visiškai miksus pasidaryti, bet man va šito dydžio, matot kokį dydžio patelės, man nieks jų nefaisina. O šitoj vietoj, norėdamas rūšiuoti labai sodrias, aš turiu laikyti mažom grupėm. Arba aš turiu turėti grinai plikus, tik su soilu krevetynus, kad aš kiekvieną krevetę matau, renku ir taip toliau. Jeigu aš veikčiau pramoniniu būdu, tai taip, aš turėčiau 100. Bet aš neveisiu pramoniniu būdu, man neįdomus krevetynas be augalų, dėl to jie auga tarp augalų. Ir jeigu būtų mano valia ir laiką tam užtektų, tai aš turėčiau 50 akvariumų su tokiom tik krevetėm, kur laikyčiau po vieną porą. Be bairio. Vienas patinėlis, viena patelė ir po 4 kartų vaikų žiūrėčiau, kas iš jų gaunasi. Bet neturiu tam vietos. Ir dėl to turiu laikyti geras mažom grupėm. Iš jų vėl tik geriausias, iš jų vėl tik geriausias, vėl tik geriausias. Toliau yra kita problema. Tiek tokios spalvos krevetė yra ta pati. Opa. Pauzė. Išverčiau lempą iš stovo, vos neužsimečiau. Krevetės yra tos pačios. Ir kai žmogui, o aš labai daug, pradinukams susiduriu, kas nori pabandyti krevečių. Jam atrodo kosmosas ta krevetė už 5 eurus, kurios nesimatys. Net už 3 jam atrodo kosmosas. Yra čeriukų po 15, o yra po 50 centų. Ir viskas. 20 po 50, 10 eurų. Nėra brangu. Pabandymai, kai nežinai, ar krevetė gyvens. O kiek jos mane kartą jau stebina, atiduodi paprastus čeriukus vaikų akvariumą, jos tampa labai gražias, jeigu atrenki, nes tai yra ta pati šeimyna. Ir čia ta pati šeimyna. Tik čia toks labiau prižiūrėtas, sušukuotas, o čia dvarneška. Bet ta dvarneška turi laukinio geną daugiau. O laukinis genas yra atsparesnis ligom. Jos šiuo atveju čia nieko neserga, bet mintis ta pati. Jos tą patį darbą padaro. Ir jeigu nekristi giliai į spalvą, jos yra sveikas, tai abejas jos yra fiziškai tos pačios vertės akvariumai. Ar ryškiai spalvota, ar neryškiai spalvota, ji padarys tą patį darbą, pervirškins dumblius, plėvelę ir taip toliau, taip toliau. Didelę dalį detritos sudarys ir visą kitą. Tai todėl jos yra naudingas bet kokios spalvos. Svarbiausia, jos yra sveikas. Ir
paskutinis dalykas, aš galėčiau turėti, vien tik brangių. Dar brangesnių galėčiau. Klausimas, ar tam yra rinka? Klausimas. Gal ir yra. Gal aš nuvertinu. Gal galima, bet aš matau skelbimuose, grupėse, kur nesu postinės, po kiek žmonės pardavinėja krevetės. Tai okei. Apie euriuką eina ant ledų, o kitas tegul būna man. O kadangi aš jas stresuoju, pavyzdžiui, palikus 50 krevečių būrį akvariume, nekontroliuojama, tu turi didelį spalvų plaukiojimą, atspalvių, netgi vienodas krevetes palikus, atsiranda. Ir tai yra neokardinas privalumas, bruožas. Ir gerai, aš tikiu, kad kažkur pasaulyje yra labai atrinktų, žinai. Tikrai tikiu, yra. Bet mes kažkaip neįkandam tų kainų. O žaidžiam savoje rinkoje. Mes negalim nežaisti savoje rinkoje. Mes negalim būti 10 kartų brangesni už Lenkus, nes tada visi iš Lenkų ir perka. Tai čia yra man smagumui. Čia yra visiems, kas nori. Ir trečias dalykas, dėl ko dar turiu. Daug paprastų, tiesiog raudonų. Dėl to, kad su spalvom darbas jis yra labai įdomus. Kadangi krevetė dominuojant vienom spalvom turi ir kitų. Aš mačiau jau iš vienos spalvos krevečių, iš vienos motinas likusios gyvos. Čia viskas yra iš vienos gyvos motinas likusios. Visi yra vienos motinas vaikai per daug kartų. Negali pasilikti labai siauros linijos. Ir aš ten, kur esu akvariume pasilikęs geriausiai iš geriausias, turiu kitam akvariume vien tik patinukų kelis pasilikęs. Tokių. Kur prireikus aš juos galiu įmesti. Pamaišyti kraują. Ir nes aš buvau prisižaidęs jau su kolonijom, 2 kartus viską nusimarinau. Tų nelaimių čia šiąnakt gali kas nors nesąmonė įvykti ir viskas gali numirti. Tai dėl to didesnį kiekį tokių, nesuper turėti irgi yra gerai. O pasimaišyti kraują, nerandu Lietuvoje su kuo. Nesakau, kad nėra. Bet pirmas dalykas, tas, kas turi ir galvoja, kad turi gerai, nesigeria turbūt. Man jie nieks nesiūlė, aš nelabai gal ir klausiau, bijodams parazito. Kiek žiūrėjau ankstesnius veisėjus, tai nepirkčiau. Nesakau, kad nėra gerų. Tikrai nesakau. Tikrai yra atsakingų, gerų akvariumistų. Tik nežinau, ar yra tokių nučiuožusių kaip, kurie detritą nusisiurbė, pasitikrina, ar nėra planarijų. O sako, nematau, vieną kartą šoviau nuo planario ir tikrai neliko. Tai va su tokiais šovėjais net į kalbas nebeina. Viskas, amen. Amen. O juk nieks nerestartuoja. Vat. Ką norėjau, papasakojau. Turiu ir sudrių, ir šviesesnių. Dėl to, kad te prek. Visokių rek.